Sveiki visi, tai pažiūrėkime, kiek visko padarėm ir tikrai jau šioje serijoje jinai užsikurs ir važiuos. Tai pažiūrėkim, kurioje vietoje buvau klaidą padaręs. Tai nedarykit jūs taip, nes tenais to dalyko nuimti nereikia. Tai aš tai nežinau, man pirmas kartas. Važiuojam. Tai Audi dabar stovi ant tos pakilėlės mano pirmą kartą tikriausiai. Tai dabar bandysiu jai variklį ištraukti ir pažiūrėsim pirmoje eilėje, ar smagratis gerai uždėtas. O jeigu kas, toliau grįžtam prie degimo tvarkymo. Be abejo, jūs sakysit greičiausiai, tai degimą lengviau dabar nusistatyti visą kitą, bet aš beveik įsitikinęs, kad kažkas su dėžė, toj pusėje kažkas. Ištrauksiu, apsižiūrėsiu, ant stalo susidėsiu degimą, susireguliuosiu ir jau planuoju užvesti. Ir prieš tai planavau užvesti, bet dabar tikrai užvesiu. Ištraukiau smagratį, rodau, ką buvau prihimičinti bandęs. Tai buvau nupjovęs vieną varžtelį, antrą varžtelį, o šitas vienas liko, nes buvo taip, kad aš buvau pirmą smagratį tik tai buvau nupirkęs ir norėjau savo seną sankabos komplektą uždėti, o dėje jam nėjo uždėti būtent tiksliai ant tų, ten trūko vos kelių milimetrų, ten trūko, kad užsidėtų. Bet taip man ir nepavyko uždėti jo, kad ir su nupjautais, neskirtingos firmas beje. Tai teko vėl važiuoti pirkti antrą dalį. Tai pirkau antrą sankabos, dar plus sankabos komplektą ir man rodos, jeigu neklystu, man ten bendrai gavosi 100, netgi su keliais eurais, jeigu aš neklystu, jeigu nedaugiau. Tai dabar išsiaiškinau, kad daviklis skaičiuoja būtent per šitą vietą. Tai čia yra žymė, gaila neturiu seno smagračio ir nežinau tiksliai, nes pasimatau ties kurie vieta stovi daviklis, tai gaunasi ties tą vietą būtent. Tai dabar atsižymėjau, kad esu užsidėjęs smagratį būtent taip. Tai nusiemu ir pažiūrėsiu, kaip ten, ar irgi nieko nesu pripjaustęs ir dėl to taip gavosi negerai. Matau, kad yra tas taškas, viskas normaliai, kitaip būčiau neuždėjęs smagračio, tai pagal tai ir užsidėję. Tai va, yra žymos, kitaip neįtų uždėti, bet, yra žodelis bet, smagratis yra toks, jisai nėra toks visiškai švarus. Tai aš vieną kartą turėjau tokį atvejį, kad irgi skaičiuotuvo tą dalį blogai buvau nuvalęs metaliuką ar ištepęs su pirštais, o čia gan daug, netgi čia matosi, kad čia blizgiau, čia grinai tą vietą skaičiuoja. Tai aš ką dabar prieš dėdamas jau atgal tą smagratį ir surinkinėdamas visą tai, aš tiesiog nušveisiu, padarysiu, kad būtų ledas, kad jau negalėčiau prisikabinti, kad būtų čia blizgantis. Tai dabar tikrinu degimą, tai kaištis įkištas į veleną, viskas gerai. Šitoj pusėje irgi atrodo gerai, jeigu nesu nieko sumaišęs. Šitoj pusėje irgi gerai, jeigu nieko nesu sumaišęs. Tai kuro siurblys irgi tiesiai skylė, viskas ten realiai gerai. Čia netgi senos markiruotės, kai buvo padaryta, gautusi gerai. Čia buvo maždaug. Tai dabar dar, nežinau, noras būtų įsimesti motorą į vidų ir pasitikrinti, ar tikrai viskas, jeigu čia viskas gerai yra nustatyta, tai įdedu aš atgal tos uždengių kamščius, įkišu, bandau užkurti, gal nepritvirtinęs motorą. Susižiūrėjau, lyg tai daug maž porą fiškių pajungiau, nežinau, ar čia yra kažkokių labai svarbių, kad dar reikia pajungti. Svarbiausiai purkštukų fiškio pajungta, tai dėžė prisijungusi. Tai pabandysiu kurti, gal pavyks. Tai
gal bus padėjęs tas pavalymas smagračių. Tai su sūnaus pagalba pabandysim iškurti. Nu, bandyk! Dar vienas trumpas bandymas. Nusilerka, tai purški. Purkštukus, nežinau, nebent nusiorint dar reikėtų, bet... Dar kartą klaidas nusiskanuoju, nusitrinu ir bandau kurti, bet gerų žinių savo nematau, neįsivaizduoju, kame čia replės. Smagratis geras, viskas nuvalyta. Nebent dar tikrai lysti prie siurblio degimo. Arba aš tikrai vėlenėlius blogai sudėjęs esu. Tai iš jų dakaliau motorą. Viskas šakės. Apsitaškė tepalais, tai kas buvo negerai, tai dabar damušiau. Atrodo, pribaigiau turbiną. Nežinau, rytoj dar pabandysiu atvažiavęs ištraukti variklį, nusimti viršutinius dangtelius. Nežinau, ką pamatyti reikia, realiai, kas negerai. Bandysiu kažką dar, nežinau, paskutinius variantus kažkokius. Kalsiu, dakalsiu. Jau iki tol, kol net švaistiklis išlys tikriausiai. Nežinau, kur čia vienava. Atrodo, viskas gerai padaryta. Kaip ir ką tik buvo beveik pasikūręs, bet pabijojau, kad užsigazuos nuo turbinos. Turiu nusimti turbiną, nes jeigu užsigazuos variklis, tai tikrai pareis šaibon. Nes pradės tepalą degint, sprogdinti ir bum. Tai tokį kūrimąsi turi, bet tikrai bijau, kad iš tepalo pusės jisai nesusivarytų. Tai rytoj kaip nors atsargiai paimsiu, dar turbiną atjungsiu ir pabandysiu pratęsti tą situaciją. Nes turbina štai taip atrodo, tai jeigu pradės variklį varyti tą, kaip sakiau, tepalą, bus nebeužgesinamas variklis ir šakiai. Tai turbiną štai taip atjungiau, nuo tos vietos atsukau varžtus, patraukiau truputį šoną, kad nebūtų to užsigazavimo, jeigu netyčia tepalą varytų į motorą. Tai vakar beveik atrodo užsikūrė, tai bandysiu dabar taip užkurti ir žiūrėsim, užsikurs ar ne. Toks dalykas, tai reiškia blogai paduodamas kuras yra greičiausiai, tai aš turiu sugrįžti prie kuro siurblių, kas su jo negerai, nes su tepalu jisai jau dirbt norėjo. Tai būčiau vakar daugiau sukęs, kankinės dar variklį, tai būčiau užkalęs pilnai. Prasideda eksperimentų darimas. Kas čia man gerkliai? Pakabinau purkštukus, nes kadangi nebežinau, kur ieškoti problemų,
Vėlinėlių sutikrinau, atrodo, sudėjau gerai, nes buvo mintis šovus, kad gal atvirkščiai sudėjau vėlinėlius. Tai atrodo viskas gerai, nes žiūrėjau pagal video, kaip dėti, tai susidėjo man taip. Ir, aišku, dabar nėra pastatyta pagal degimą, bet šitos dalis turi būti į tą pusę atsisukusios, kad būtų galvą galima nuimti, kai būna teisingai nustatyta. Tai dabar aš tiesiog pabandysiu pafilmuoti, ar purkštukai šaudo, kaip šaudo. Aš gal kitą dalį pats savo akim matysiu, o šitą kamerą atsisuksiu. Tai bandom. Turim gesintuvą, jeigu ką. Tai tikiuosi neprireiks, nes tokių dalykų dar daręs nesu. Tai kas bus, tas bus. Taip, gesintuvą patogiau pasidėti. Kadangi nieko visiškai nematau, raktelį sunku pasukti ir netokios ilgos rankos mano, tai pasiskambinau, pasikeičiau pagalbos, nes aplinkui nieko nėra, tai palauksiu, kada privažiuos ir tada matysiu, kaip purkštukai dirba jie iš viso, ar iš vis jie nedirba. Tai jeigu bent kažkėlį dirbs, tai žinosiu, kad ne visi purkštukai dirba, nes realiai, ant tepalo, taigi jisai jau dirbti norėjo, kai ėjo pas jį į vidų tepals, tai belieka man tik tai kuro sistema. Tai nežinau, atrodo, purkštukus buvau sudėjęs atgal tos pačius, vėlinėlius pratikrinau irgi, atrodo, viskas gerai sudėta, degimai, viskas gerai, realiai, kad ir kuro tenais laipsnis kitoks yra, jisai vis tiek turėtų užkurti, belia kuriuo atveju dirbti, belia kaip, bet paskiau susireguliuotum tą laipsnį, kiek priklauso. Tai nežinau, kokių variantų, kur, ką, kokią klaidą padaręs esu, dar nežinau. Tai tikiuosi ant purkštukų išaiškės, kad jie kalti. Tikrai tikiuosi, kad ne kuro siurblys. Siurblio pirkti tikrai neplanuoju. Nebent kas nors turit siurblį, nežinau, ar paskolinti, ar padovanoti, kaip ką. Tokiu atveju dėsiu kitą siurblį ir tada įrodysit savo tiesą. Du purkštukai dirba. Taip, dabar kaip čia padarius. Taigi, norinti visi purkštukai. Kartojam. Tiek atvėloja į Gerai, pradėjom kurt. Tai dabar bandysim užvesti, nusiorinsim ir žiūrėsim, įsikurs ar ne. Pradedam. Gerai, pailsim. Bandom užkurti. Gerai, gana. Tai vien žodžiu motor kaput, tepaliuką šaudo tiesiog iš motoro. Nebent soliarą ten. Bet ne. Suk. Gesi. Bent čia įstūmė visą soliarą, kiek cilindruose buvo. Ne pats nežinau, ar tepalas, ar čia soliaras. Aikas griaužia. Vėl dūmų kamuoliai. Tiesiog man viena mintis yra tokia, kad siurblys yra vieną ratą
blogai apsuktas. Tiesiog, jeigu tokie dalykai įmanomi būna. Toks dalykėlis, atrodo, atradau problemą. Jau kaip matėt, kad ir vėlotai purkštukai šaudė, pradedant kūryti mašiną, tai daugelis jau tikrai žino, kas susiema tom. Aš dar pats tiksliai kol kas nežinau. Yra čia žyma viena toks taškelis, nežinau tiksliai, kurią vietą turi būti. Nes realiai, kai parodysiu, kaip buvo realiai. Kai mėtkės yra dabar taip, viskas taip va, stovėjo maždaug, ne, viskas yra savo vietose. Tiek, kad va, šitas buvo būtent šioj pozicijai, dabar nežinau, šviesa matosi. Vienu žodžiu, tas grevelis yra šitoj pozicijai. Ir šiaip tai, nežinau, tas šokoladas, kaip čia vadinasi, esu tikriausiai pametęs. Arba iškrito dabar nuiminėjant. Manau, kad esu pametęs. Ir nežinau tiksliai, kurioje vietoje įstatant degimą, kurioje vietoje būtent jisai, šitas dalykas, kurioje vietoje turi būti, kai statai degimą. Tai dabar ieškosiu informacijos ir susidėsiu šitą ir aš manau, kad užvesiu. Nes aš spėju, kadangi pripildžiau cilindrus, saliarką ir man pradėjo purkšti per čia saliarką. Tai dar gal yra tikimybė, kad turbiną neužkaliau. Gal. Tai žiūrėsiu realiai. Iš tikrųjų, šiaip ant mėgėjiško bairio, ant greito surinkau taip, kad tik užvesti, įrodyt, kad buvo kaltas tik siurblys. Dar balansyras šiandien guli, bet bandom kurti. Eureka! Ramūnai, ble. Pats savo tokia vietoj tiek vargo pasidarė. Mokomas iš gyvenimo klaidų. Variklis vėl ant stalo, bet variklis ant stalo ne dėl to, kad kažkas atsitiko, o dėl to, kad noriu tvarkingai susitvarkyti. Turi maišelį, varinių šaibelių, kurias grįžtamiesiems susisuks. Truputį dadėjau silikono, gal nelabai gerai, bet priežastis, dėl ko pradėjau remontuoti variklį, tai ir buvo tai, kad varvėjo šitoj vietoj tepaliukas. Tai tiesiog nenoriu, kad varvėtų, noriu, kad būtų tvarkingai, bus lengviau apsivalyti. Turbiną dar užsidėsim, nes buvau nusiėmęs. Tai turbinus paskui įsidėjusi variklį dar pažiūrėsim, kaip dirba. Prijungsim radiatorių, užšildysim, bandysim sureguliuoti dar ir kampą, kad gerai kurtųsi. Nes jisai turi kažkokius laipsnių kampus, tai liktai daugiau 4 ar 5 kažkas tokio neturėtų būti, kad vestųsi gerai. Tai niuansų yra daug. Ir beje, taip ir nesužinojau, kaip dedasi ten tas škyvas ant kuro siurbliaus, pagal kokią mėtkę, pagal kokią žymą, nes realiai niekur neradau, kur žmonės siūlėsi padėti, neklausiau. Bet gerai, kad buvo bent jau ta markerio žymė. Tai kūrėsi, atrodo, dirba gerai, tai žiūrėsim, koks bus galutinis variantas. O dar čia, tai jeto. Nu, čia netgi nusėdėta, bet lubos pakritusios, lubos pataisysim. Lubos nukrito, aišku, ne dėl to, kad čia buvo, o jau buvo nukritusios, tai padarysim kažkiek, praleisim laiko, vis tiek ką veik neturiu, tai nuvešim į technikinę ir tikriausiai dar kažką reikės patvarkyti, tai bus iš 4 karto koks technikinis tikriausiai, nes dabar bus 3. Nu, matysim. Truputį aprengiau audikę, uždėjau radiatorių, nes mums reikia biškį jį pakaitinti, aš noriu įsiaiškinti, ar tikrai per čia dabar neliks nei tepaliuko, nei ten tos saliaros, kad viskas tvarkoj būtų. Tai biškį ilgiau užkursiu, tegul pradirba, prakaista ir prasidegina, kitaip sakant. Tai įsipyliau antifrizo, kad galėtų ilgiau variklis dirbti, kad neperkaitinti jo. Tai daviau varikliui truputį padirbti, išdžiuvo, sausa dabar turbina, čia viskas. Joks tepaliukas čia nesisunkė, tai taip ir buvo, kad buvo kaltas saliara ir aš.
ir realiai, kur išbrakavau variklį, kur tą turėjau prieš tai, tai jisai nekaltas, nes ten grinai ta pati situacija buvo, tiesiog į cilindrus irgi pakliūdavo per daug kūro ir tiesiog netgi nelaiku ir tiesiog išstumdavo jį greičiausiai per tą pusę perteklių ir visą situaciją, taip galima lengvai išbrokuoti variklį. Tai va, ką aš toliau, man vis tiek gan stipriai melsvo dūmą meta, tai arba su purkštukais kažkas negerai, arba reikia nustatyti kuro siurblį gerai, tai dabar bandysiu laipsnį pagauti, nežinau kaip seksis, niekad nedaręs, tai gal reikės paprašyti pagalbos. Tai ką tik nuvažiavau nuo rampikės, pati mašina nuvažiavo, tai dabar kol šaltas variklis, tai nesimato, kad melsvą dūmą mestų kažkokį. Kvapas, aišku, smirdantis yra, bet pažiūrėsiu, kaip pašils, ar vėl pradės mėlyną mesti ar ne. Ar čia man tik tai taip atrodė. Čia kažką tai matau, atrodo. Prožektorių reikia pasimti. Šiokį tokį dūmą matau, kai šviesa šviečia. Va. Arba čia jau kad čyla. Ne. Tai iš šviesos matos. Kadangi šiandieną sureguliuoti nepavyks, rytoj atsiveš kitą programą, pagal kurią bus galima būtent kuro laipsnių degimą sureguliuoti normaliai, nes su mano programa nėra tokio paragrafo, tai padarysim tai rytoj. Tai įsivariau mašiną vėl į vidų, pasiruošęs jau ir saloną biškį pasivalyti, nes turi pelėsių. Aišku, tų pelėsių prisirinko tada, kai buvo čia pas mane be ventiliacijos. Tai, šiaip gyvai atrodo daug blogiau. Kažkaip tai taip dabar pakankamai gražiai atrodo. Čia va, matau daug pelėsių yra, nežinau. Pavyko užfiksuoti. Tai ką aš dabar darau, kol viduje esu, tai kitoj pusėje rankeną tikrai reikia tvarkyti ir šitą va stringą rankeną. Tai dabar bandysiu išardyti ją, nuimti, spyną nusimsiu, tada pabandysiu rankeną išimti. Ir pabandysiu išmankštinti, sureguliuoti, kad pradėtų gražiai judėti, kad judėtų kaip šita. Tai jeigu neis išmankštinti, sukeisiu vietom priekį su galą, jeigu eis. Ir dar grįšiu prie tentų durų, nes tenais yra įlenktas, tai nusimsim tenais visų langų paketų ir bandysim įstumti. O gal nereikės, gal tiesiog taip kaip nors įstumsim. Kadangi tenais nepavyko kažkodėl išimti spynos, tai sakau, šitoj pusėje irgi nusiardysiu, nusimsiu, nes reikia, bijau uždaryti, reikia įsitiesinti šitą detalę, daugmaž įstumti, tegul būna duobučių, praeisim su poliruoliu ir pažiūrėsim, kaip čia atrodys dabar ir po to. Padarysiu nuotraukų gal ir man pačiam smalsu jau ir norisi praeiti. Aišku, čia liks tokių. Tai aš čia dabar atstumiau kiek galėjau iš tos pusės, nes per tą detalę kiek ėjo, bet neprieinu prie krašto. Tai neprieinu prie tos pusės. Tai pagal pat kraštą, tai trauksim laukant spyną ir čia spyną reikia pataisyti, kad rankeną darinėtų. Tai tuo pačiu išsiaiškinsiu, kaip ir spyną nusiema. Tiek, kad pirmą nuimsiu, sakau, va šitą visą lango paketą. Nu ir stumia. Meninis lyginimas. Garažo lygio. Garažo lygio. Labai blogai padariau, nes čia biškį kalinėjau, tai netgi dažai atšoko, tai neitin gerai, bet sueis.
kažkada kažką panašaus darysit, tai darykit užsidarę duris. Bus gerai, dabar dar papoliruosiu čia ir matysim skirtumą. Tai šviesos mes čia per daug neturim, tai aš tiesiog paprastai praeisiu, prapopoliruosiu ir pabandysim pastebėti, ar didelis skirtumas ar ne. Skirtumas tai faktas, kad bus baigtas poliravimas. Manau, kad tikrai buvo galima daug geriau padaryti, bet ir tai dabar pakankamai neblogai atrodo. Tas brūkšnis iš dar seniau tikriausiai gautas ir čia tikriausiai iš seniau. Tai bet iš tikrųjų visai fainai. Tik tai gaila, kad čia tokių gumbų pridariau, gaila, kad neišėjo taip gražiai išstumti. Nedarykit taip kaip aš, manau, yra daug geresnių būdų. Rankinėlę pasitvarkiau, tai taip dabar vaikšto labai gerai, tai su prasipurškiau testavom vietom ir spiroklė su, galima sakyti, VD, kur rūdis nuiminėja. Tai šiaip labai gerai dirba, dar su purškiamu tepalu čia papurkšiu, nežinau, reikia to ar nereikia, bet ilgiau laikys. Dabar prasivaikščioja, svarbu dažniau sėstų keleiviai ir būtų gerai. Dar čia reikia papoliruoti rankiną. Tai rankinas abiejose pusės sutvarkiau, labai fainiai gerai darosi. Čia irgi. Tai artėja laikas, kaip reiks saloną valyti. Taip nenoriu. Pats bjauriausias dalykas nepatinkantis. Tai prie saloną gal dar prisitvirtinti akumuliatorių, šitą dalį, valytuvų susidėsiu, nes rytoj reikės grįžti dar čia per šitos dalies. Nusimsim televizorių, čia kol kas ant vieno varžto ir kitoj pusėje ant varžto. Būna, kad ir salonas dūmina. Štai va taip. Ne tik variklis arba užšakas. Dėl to po variklio remonto dažniausiai po kapotų daug dūmų būna, nes turi nudegti visi skysčiai, tiek vanduo, tiek chemija, tiek tepaliukas, tiek saliarka ar benzinas. Tai taip ir išgaruoja. Tai žiūriu, visai neblogai gavosi mano tas cheminis valymas kėdžių. Nusprendžiau dar prieš galą vakar ir vairuotojo kėdę paimti pravalyti. Nepamirškit vieną dalyką, kad kai kėdės būna ką tik išvalytos ir šlapios, jos tikrai atrodo daug geriau negu bus, kai jie išdžiūna. Tai bet šiuo atveju atrodo viskas fain. Čia gal per mažai patrinta, va, neįsivalė viskas. Čia va tokia dėmikė, bet aš tikėjausi, kad bus prašiau, tai ledas. Galima atsisėsti, jau atrodo nespėjo sušlapt, viskas gerai, jau išdžiūvo per naktį, dar buvau prie pečiaus padėjęs, tai gerai bus, kažin kaip viduj. Ne, čia irgi išdžiūvę, tikiuosi pakankamai gerai atrodys. Tai dabar užkursiu mašiną, kad pašiltų ir reikia darbinės temperatūros, kad būtų galima sureguliuoti kuro laipsnių degimą. Tai pirmas užkūrimas šiandieną. Manau, tai belė kaip gerai kūrėsi. Diagnostiką pajungiam, variklį užkaitinom, šildėm ir pagal duomenis viskas gerai. Tai realiai reikia išvažiuoti, pravažiuoti normaliai. Tai planas tai padaryti rytoj prieš važiuojant į technikinę. Bet uždedant bamperį ir toks dalyks. Uždėjau bamperį, viskas kaip ir gerai, bet pažiūrėjau čia ir pamačiau spiroklę sulūžusi. Pagal situaciją žiūrėsiu, ar tik spiroklę pirkti, ar reikia žiūrėti kažkokį kitą išeitį, naudotą su atraminiu goliu, su viso amortizatoriu. Tai nusiemu, biškį ir ką veik, bet nusiimsim. Tai turiu bagažinės dangtį, tai atrodė bagažinė visa tokia pati, tai dabar taip nesunkiai pavalysiu, taip pat kaip ir kėdės. Pradžioje krito lubos mano ant galvos, o čia žiūriu, kiek dėmių pridėjau, atrodo. Tai dar liko galą su pakabinti. Nežinau, ar užteks tų kliopsukų, bet kiek jais šiandieną dar sudedu ir važiuosiu namo. Namo kilimėlis parsivešiu, įsiplausim
rytoj spiroklę pakeičiam ir bandom į technikinę. Tai va, pasaulyje padarytas panoraminis stogas. Galima įsivaizduoti, kad į žvaigždę žiūrim, bet tikrai daug geriau dabar ant galvos nekrenta niekur lubos. Tikrai visai pigus ir fainas remontas. Jeigu dar turit fantazijos, tai galima ir grįžalo ratus pasidaryti. Tai turiu naują spiroklę. Tai dabar tiek reikia suspausti, tai wow, nemažai. Tai bandysim. Tai išleidau aš ant jos 25 eurus, dedam. Tai beveik pakeičiau spiroklę, bet su šiais turimais įrankiais daugiau tokio dalyko kartot nenorėčiau, nes spiroklė daug ilgesnė yra negu mano manimu turėtų būti, bet jeigu inžinieriai taip sugalvoja, reiškia taip turi būti. Bet čia tai reikia turėti, man rodos, tokį specialų, kur amortizatorių spiroklėm keisti tokį suspaudėją, nes aš netgi nuo čia dedu čia ir čia. Tai dabar realiai nusimsiu šitą dalį, dar kabinsiu ant galo ir ant viršaus, kad tiksliai priveršti iki galo. Gerai, kad tik vieną, tai reikia keisti, tai šiaip jau nebetrumpai esu užtrukęs jau kokią porą valandų, vien tik tą spiroklę keičiu ir toks baimės prakaitas galėtų netgi eiti, nes baimės tai tikrai daug, į ligoninę nesinori. Dirbti reikia. Spiroklė pakeista, štai truputį apsitrynus jinai, bet su tokiais įrankiais jau taip gavosi. Tai ir dar toks dalykas, jeigu jūs turite tik tai tokius įrankius, tai ir planuojat vis tiek keisti tokiam modeliui Audi, ten Volkswagen, Super B, tai būkit labai atsargus ir saugokit savo sveikatą, nes su jais tikrai buvo pavojinga iš tikrųjų daryti. Aš kadangi užsispyręs esu ir aš vis tiek rizikuoju, tai neįtin gerai, bet nedarykit jūs taip, tada gal geriau bandykit nuvežti kažkam nusiėmęs jau visą tą balkį, gal kas nors kitas, kad pakeistų, nes tikrai spiroklė belė kokio ilgio yra, o ten labai daug reikia sulenkti. Tai yra specialių tenais tam tikrų įrenginių, kurie suspaudžia tikrai, man rodo, saugiau ir gal net geriau. Faktas, kad geriau. Tai nebent jūs galit man patarti garažo sąlygom kažkoks pigus, labai atstojantis tos įrankius, kuriuos aš naudojau, būtų galima nusipirkti ir panaudoti. Tai gal įsigyčiau tokį įrankių komplektą, bet manau, kad ten greičiausiai presinis toks, reikėtų pažiūrėti, kiek jie kainuoja. Tai va čia jie taip atrodo tikriausiai. Bagažinė atrodo jau dabar pakankamai labai gražiai. Deja, su parku galėčiau realiai sutaisyti, bet neturiu laidą. Berods aš buvau iškirpęs į šią laidą, panaudojęs kitai mašinai, tai pardavinėsiu be parko, man rodos, tokiai mašinai parkai, kam jie reikalingi. Gaila, kad ne iki galo padariau, gaila, kad trūksta parko, bet jau taip gavosi. Ramūnas irgi ne visada viską padaro. Prieš techninę apžiūrą atvažiavom biškį nusiprausti, nes dulkių sluoksnis tai bele koks. Ir dėja antenas nuimti neina, tai tikiuosi nenuplėš. Dūmingumo kaip ir nebėra, nespėjau į magistralę dar išvažiuoti, tai gal ir nevažiuoti, nežinau, dar neapsisprendžiau. Audikė jau nuprausta, čia nepajėgė tikriausiai nuprausti, tai nieko tokio aš manau. Dulkių nebėra, šiaip pakankamai neblogai atrodo. Čia tą klecką reikėtų dar poliruoti, patrinti kažkaip. Ir grįžau iš technikinės dabar, tai garažo duris atsidariau jau. Į magistralę nebuvau išvažiavęs, už 12 eurų saliarkos įpyliau aš ją ir vėl lemputė įsižiebė. Tai šiaip įsidūmijo, viskas pakankamai gerai, nebėra jokio melsvo dūmo, įsivalė vienu žodžiu. Ir šiaip dūmingumą praėjo. Lapą be abejo jūs ir taip matėt jau, arba matot. Tai dūmingumas 0,89, o apsukų kalė 4,5 tūkstančių. O riba 3. Su lempom šitą pusę nuo čia iki čia nuleidau, o šitoje pusėje nuo čia iki čia.
Saliarka man prabėgo dar pro čia ir čia, tai jau pakeičiau naujas varžtelius ir naujas šaibelės vėl įdėjau. Ir priveržiau 5 Nm, 6 gal. O šitą liktai pražiopsojau, negirdėjau garso, tai tikiuosi viskas gerai bus, nepasikartos. Ir šitoj pusėje dar per vidurį. Reikia pasikeisti dar vis. Tikiuosi, to užteks pasikeitimo. Pakeičiau vieną lemputę, tai matau, kad dabar viskas šviečia. Čia yra atbulinė, čia yra priešrūkinė ir jinai tik vieną te turi šviest. Nežinau, kodėl įrašė 2/3 LED žibinto, kad nešviečia, tai nežinau. Gal kažką sumaišė vietoj kažkurios lempos iš tų įrašė, nes realiai pakeičiau atbulinės lemputės šitą. Bet, nežinau, bloga. Tebūnie jinai bloga. Tai iš 4. karto Audi pavyko praeiti techninę apžiūrą. Ir tai pakeičiau šaibelės grįžtamasiam porštukam, tai per vieną biškį stipriau bėgo, per kitą silpniau, tai nežinau ar sustoju ar ne, einu pažiūrėsiu ir dar spėjau pavalyti prieš įvažiuodamas į techninę apžiūrą, tai per šitą bėgo stipriau. Dabar kol kas nesimato, toj pusėje irgi. Dabar abiejose pusėse kol kas sausa, bet dar nedaug nuvažiavau. Tai dabar važiuosiu į techninę apžiūrą, sakau techninę apžiūrą, važiuoju į garažą, pasižiūrėti ar nepradėjo bėgti. Erzina šitas šauktuko simbolis, vis nerandu pakankamai vietos, kad jį nuprogramuoti. Čia yra ABS testo, ten kažkoks tai reikia važiuoti ant 20, paskui susukti daugiau negu 90 laipsnių, bet neviršyti 180 ir pavažiuoti iki 20 km greičio, tarp 15-20 km per valandą greičio ir tada turėtų nusimtis, bet man vis nepavyksta. Ir ačiū Tomai tau už tai, kad prisidedi prie garažo tikslo. Dabar turiu naują akciją, pirkit automobilį su LT PIP, tai paslauga nemokama. Aišku, būtų daug geriau, kad šalia. Tai vieną jau nupirkom, tai Nissan rodė, nors kaip jisai kaip X-Trailas, Amerikonas, tai pasitaikė geras variantas ir pavyko iškart nupirkti. Ačiū, kad stengiatės sudėti tą mano prašytą kiekį laikų, tai nepagailėkit ir šitai serijai laikų, tai padėkit laiką. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.